Yeah. Tai va, tai aš manau, kad jiem padeda, o šiaip man padeda apskritai dėl to, kad buvo dalykų, kuriuos aš samdydavau žmonės, kad darytų, kur, pavyzdžiui, copywritingas. Aš supratau copywritingo esmę, aš tiesiog neturėdavau nei laiko, nei noro sėdėti ir rašyti tekstus. Yeah. Bet dabar už mane parašo tekstą, bet aš vis tiek žinau, kaip jis turi būti sustruktūrizuotas, kas ten turi jame skambėti ir panašiai. Tai va, tai man čia padeda. Man padeda, klientai nenorėjo prieš kamerą rodytis. Tai aš sukūriau žmogų netikrą, kuris prieš kamerą pakalbėjo. Ir kuo puikiausiai pardavinėja tą reklamą tenais ėjo. Net kliento klausė, ką tu čia per aktorius pasisamdėjai. Net nežinojo žmonės, kad tenais yra... Neatskyrė? Neatskyrė. O kaip tu manai, čia iš moralinės pusės, tai yra gerai ar blogai ar nesvarbu? Žiūrint, kam tu naudoji. Jeigu tu, ta prasme, čia visiškai tas pats, man atrodo, kas tu per Fiverrį pasamdytum kažkokį tenai senuką, kad jis pasakytų, kad tavo produktas geras.